Sveiki! Šiandien noriu Jums šiek tiek papasakoti savo istorijos. Suprantu, kad per trumpą laiką papasakoti, kas gyvenime nutiko, galbūt ir nelabai viskas pavyks, bet tam, kad papasakoti apie save, turiu keletą priežasčių. Ir viena iš jų yra ta, kad ką aš veikiu, kur aš esu, kokiam aš čia projekte ir kas iš viso to, kokia nauda yra man ar kažkam. Tai aš šiandien jau keletą metų esu sveikatinimo projektuose. Visa tai, kas yra susijęs su ne tik savęs sveikatinimu, bet ir perdavimu tos informacijos kitiem. Kodėl man tai rūpi? Man tai rūpi dėl to, kad aš matau labai daug žmonių, kurie atkreipia dėmesį į savo sveikatą tik tada, į savo savijautą, kada jau kur nors lūžta, kada kur nors jau kokį organą reikia keisti, sąnarį, akį ar ten dar kažką. Tačiau, kai mes kalbam renginiuose, kai mes kalbam susitikimuose su dar tikrai jaunais žmonėmis, dažnai aš girdžiu atsakymus, kad man dar viskas gerai su mano sveikata. O aš sakau, kad nėra viskas gerai, nes mes iš tikrųjų nei su maistu gauname visas reikalingas medžiagas, nei atiduodame tiek daug savo laiko ir tiek daug kažkokių sprendimų susijusių su sveikatos profilaktika, kiek turėtume ir galėtume tai padaryti. Ir tada mes tiesiog daug geriau kiekvieną dieną jaustumėmės, daug geriau atrodytume. Ir mūsų aplinkojegi į mus žiūrėti būtų daug palankiau, jeigu mes būtume sveiki. Kuo daugiau žmonių būtų sveikų, šeimų sveikų, šeimos narių sveikų, nebūtų kažkokių nusiminusių, kad man ten skauda, man tas negerai ir taip toliau, nes aš su tuo susiduriu. Bet mes kažkaip nenorim investuoti į profilaktiką. Kol iš tikrųjų nereikia sąnario keisti, tol tikriausiai žmonės nenori prisiminti, kad jie turi sąnarius ir kad galbūt reikia kažkokią duoti pagalbą tiems sąnariam. Tai aš esu apie tai. Aš noriu kalbėti, priminti ir tiesiog savo pavyzdžių rodyti, kad sveikata yra labai svarbi. Mesgi atėjom į šį pasaulį ir turim savo kūną ir visą savo organizmą tam, kad kažką padarytume, nuveiktume. Vadinasi, mes turime kažką ir investuoti į tai, ar ne? Tai nėra taip nesvarbu, tai turi būti svarbu. Ir aš turiu tokį tikslą, kad burti moteris ir moterim apie tai kuo daugiau kalbėti. Nes aš suprantu, kad nuo moters šeimoje priklauso, kokia yra sveika atmosfera toje šeimoje, kiek joje yra sveikų žmonių, kaip visa tai vyksta.